Labadiena, mėly klientai, partneriai, kolegos. Labai smagu matyti, kad taip gausiai prisijungite prie mūsų tradicinio makroekonomikos apžvalgos renginio. Mano vardas Artūras Ingrys ir kaip praėjusį ketvirtį moderuosiu šios dienos pristatymą, kurio metu mano kolega, SEB banko Lietuvoje ekonomistas Tadas Povilauskas apžvelgs Lietuvos ūkio sveikatą 2023 metais, bei pasidalins savo bei SEB grupės įžvalgomis, kas mūsų laukia 2024. Primenu, kad šią konferenciją transliuojame per 3 platformas – Zoom TV, SEB Lietuvoje Facebook bei LinkedIn profiliuose. Visuose juose galite pateikti klausimus Tadui nuo pat renginio pradžios, o atsakymams skirsime laiko konferencijos pabaigoje. Beje, tiek Nordic Outlook leidinį, tiek Lietuvos makroekonomikos apžvalgos jau 85 numerį rasite SEB LT interneto puslapyje. Na, o dabar užleidžiu ekraną Tadui ir noriu pradėti nuo klausimo. Tadai, praėjusį ketvirtį tavęs klausiau, ar bus kalėdos? Tai ar buvo jos? Sveikas Artūrai, sveiki visi prisijungę prie šios transliacijos. Kalėdos buvo, taip, ir manau, kad vėlgi netrukus sulauksime jau oficialių duomenų už gruodį, kiek žmonės išlaidavo, bet man nuojauta kuždo, kad žmonės praėjusį gruodį išlaidavo istoriškai nemažai. Ir ta pati mažmeninė prekyba, manau, gruodį pamatysim pliusą, tai yra metinį pokytį teigiamą. Taip, ir tikrai ačiū, kad skiriat savo brangų laiką mums, SEB bankui, ir tikrai norim būti naudingi jums ir šį kartą ir pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kas vyksta ir ko laukti. Priminsiu, kad paskutinis susitikimas su jumis tokiame formate, paskutinė makro apžvalga ir Nordic Outlook buvo išleistas ne taip seniai, lapkričio 14 dieną, praėjo tik 2 mėnesiai ir savaitė. Dėl to normalu, kad mūsų prognozės beveik nesikeitė per tuos nuo praėjusio karto. Nes jeigu visi dabar galim trumpai prisiminti, kokie tie 2 mėnesiai buvo, tai sakyčiau, jie ekonomikai buvo pakankamai stabilus, taip, kai kalbu apie dinamiką. Tai yra netgi galbūt šiek tiek ir į teigiamą pusę stabilus. Nes jeigu pasižiūrėsime, kas vyko pasaulyje per tuos 2 mėnesius, iš esmės dominavo labiau geopolitinės naujienos, kurios buvo labiau neigiamas. Taip, visų pirma, kalbu, aišku, apie hučių išpolius susijusius su karu Gazoje, dėl ko laivai jau suka ratą aplink Afriką ir vėliau pakalbėsim apie išaugusius frachtus, gabenant krovinius jūriniu transportu. Bet jeigu žiūrėsime į kitas naujienas, ekonominės naujienas, tai žiūrėkit, prisiminkime, per pastaruosius 3 mėnesius infliacijos rodikliai buvo mažesni negu laukta. Tai infliacija krito labiau negu tikėtas. Palūkanos, tarpbankinės palūkanos, jos irgi sumažėjo per tuos 3 mėnesius. Jeigu prisiminsim lapkritį, 6 mėnesių Euriboras buvo apie 4,1, šią minutę 3,9. Ir turėjom ir didžiųjų centrinių bankų vadovų posėdžius, ką irgi prisiminkim ir gruodį, ir tą patį spalį, buvo sprendimai nebekeisti palūkanų normų ir komunikacija aiškiai krypo link tai, kad jau yra pikas ir labiau 24 metais kalbėsime apie tai, kada palūkanos mažės. Apskritai, jeigu pažiūrėsim į Europos kitus centrinius bankus, ne ECB, prisiminkim, kad ir Lenkijos centrinis bankas praėjusiais metų pabaigoje irgi sumažino palūkanas, ir Čekijos centrinis bankas, kuris aš tuomet primenu, kad yra vienas toksai geriausių indikatorių, greičiausiai reaguojančių į tai, ko galima tikėtis iš kitų bankų. Čekijos irgi centrinis bankas jau gruodį sumažino palūkanų normas. Apskritai rodikliai, jie taip rodo tam tikrą sąstingį, bet pavadinkim taip, jie neprastėjo. Lietuvoje irgi per tuos 2 mėnesius iš esmės prastėjančių žinių labai neturėjom. Taip, iš esmės taip mes esam sąstingyje, kas iš esmės nėra gerai, bet turbūt, vis tiek yra toks nerimas, kada bus blogiau. Taip, tai to blogiau labai per tuos 2 mėnesius nebuvo. Prisiminkime, iš esmės daug buvo kalbų apie biudžetą. Biudžetas šių metų yra dosnus
ir verslams, ir ypač gyventojams. Tai yra tikrai tokia gera žinutė, vėlgi buvo pasišpagavimų, bet iš esmės viskas praėjo pakankamai tvarkingai. Infliacija Lietuvoje irgi mažėjo sparčiau negu mes, SEB tikėjomės, manau, kad ir kiti, greičiau negu kiti tikėjosi, prognozuotojai. Taip pat irgi kol kas dar neturim gruodžio oficialių daug rodiklių. Didžiulis pluoštas ateina kitą antradienį. Kitą antradienį bus paskelbtas ir ketvirto ketvirčio BVP, ir gruodžio mėnesio pramonė, prekyba, gausim ir statybos įvairiausius duomenis už gruodį. Bet vėlgi, yra toks galima sakyti, darom prielaidą, kad tie gruodžio duomenys, jie neturėjo būti prastesni negu lapkritį ir spalį. Apskritai praėję metai, galima pavadinti juos minkštojo ekonomikos nusileidimo metai. Priminsiu, kad minkštasis nusileidimas, jis taip, toks apibrėžimas yra, kai keliant palūkanų normas, kas atsitinka su ekonomika. Jeigu ekonomika nepapuola į recesiją, tai laikoma minkštasis ekonomikos nusileidimas. Jeigu ištinka recesija, tai vadinamasis tas kietasis nusileidimas arba hard landingas. Pasaulyje, akivaizdu, praeitais metais mes matėme to, turbūt, ko ir norėjo centriniai bankai, tai minkštąjį ekonomikos nusileidimą. Taip, mums, kaip Lietuvai, kaip eksportuojančiai šaliai, svarbiausia yra pagrindinės eksporto rinkos, tai ten situacija buvo eurozonoje, kalbu eurozonoje, taip jinai buvo prasčiausia, kalbant iš to pasaulinio portreto, vėlgi standartinis pirkimo vadybininkų indekso švieslentė standartinė ir matot, kad daugiausia toliau raudonos spalvos yra mūsų svarbiausiose eksporto rinkose, eurozonoje ir Vokietijoje. Ir tai, kas irgi duoda indikacijų, kad paskutinį metų ketvirtį eurozonos ekonomika smuko, tai tikrai pakankamai drąsiai kalbam, kad greičiausiai, kai sulauksim tų faktinių duomenų, pamatysim, kad taip, eurozonos ekonomika 2 ketvirčius iš eilės šiek tiek krito. Tai tam tikra techninė recesija eurozonoje jinai buvo. Bet turbūt tokia mini geroji irgi žinia, ką kalbu apie tą sąstingį, jeigu žiūrėsit į pasaulio ar eurozonos PMI-sus, vėlgi tai yra stabilizacija tokia žemesnėme taške. O kadangi PMI yra pakankamai tokia gera indikacija apie tai, ko laukti artimiausius kelis mėnesius, tai turbūt tą ir duodam ženklą apie pirmą ketvirtį, kad situacija nėra jinai gera, bet jinai, pavadinkim, turbūt nėra prastėjanti. Čia taip galima pasakyti. Kas yra gerai pasaulio ekonomikoje, visuomet yra žiūrima į JAV, taip, į tą variklį, tą garvežį, tai JAV ekonomika, jinai vis dar eina ir prieki. Ir jeigu pažiūrėsime į tai, ką mes atnaujiname ir kokias turim naujausias BVP prognozes, matote, kad JAV išsiskiria, taip. Ir praėjusiais metais augimas buvo gerokai didesnis negu Europos šalių augimas, ar imsim eurozonos valstybės ar ne eurozonos. Ir šiais metais galvojam, kad toliau, taip, JAV ekonomikos augimas sulėtės, bet augimas bus ir jisai vėl išsiskirs lyginant su kitomis, su Europos valstybėmis. Kodėl? Yra tų savų priežasčių, aišku, tas pats ekonomikos skatinimas didžiulis, taip, nes matom, kad praeitais metais ir investicijos didėjo, tas pats namų ūkių vartojimas, taip, jeigu eurozonoje sparčiai, jisai buvo prispaustas dėl infliacijos, JAV namų ūkių vartojimas jisai koregavosi ne tiek stipriai. Ko tikimės iš eurozonos? Mūsų pagrindinės eksporto rinkos, matot, tikimės kažko panašaus, kas buvo praeitais metais, tikrai galima sakyti, tai yra sąstingis. Taip, sąstingis. Ir ta prognozė yra netgi šiek tiek sumažina, lyginant su lapkričio mėnesio prognozėmis per 0,2 procentinio punkto, iki 0,5 procentų. Bet vėl galvojam, kad pirmas pusmetis bus stagnacija ir tikimės atsigavimo, kas spartesnio pajudėjimo į priekį šių metų antrą pusmetį, kai labiau pasijaus tai, kad infliacija ir eurozonoje tampa mažesnė negu pajamų augimas. Tai yra, kad perkamoji galia atsigauna ir eurozonoje ir kad tai tvirčiau pradės daryti teigiamai įtaką ir namų ūkių vartojimui. Bet kalbame apie šių metų antrą pusmetį. Aišku, ko reikia, tai reikia, kad infliacija pateisintų mūsų lūkesčių ir prognozes. Dar trumpai atkreipsiu dėmesį į Švediją.
Tai iš Švedijos prognozę mes esam šiek tiek pagerinę šių metų ekonomikos augimo, nes prieš tai turėjom minus 0,4 procentų nuosmukio prognozę, dabar turim 0,1. Kodėl? Na, turbūt kolegos mano irgi, ką pastebi, kad turbūt tas 23 metų rodikliai, taip jie buvo prasti, bet jie nebuvo tokie prasti, kai buvo baiminamas ir metų pabaiga, taip vėlgi nėra gerai, bet nebuvo taip prastai, kaip baiminamasi. Ir šiais metais Švedijai prognozuojam stagnaciją. Kur didžiausia apskritai visų prognozių rizika, mes remiamės tuo, kad mes turėsim tą minkštąjį nusileidimą. Bet priminsiu, kad istoriškai dažniau spartus palūkanų normų padidinimai baigėsi hard landingu, kietuoju nusileidimu. Tai šita rizika yra, bet aišku, mūsų prognozės, kurias matote, jos yra paremtos to minkštojo nusileidimo scenarijum, kuris ir vyksta. Taip, ką mes matom, infliacija mažėja, darbo rinkoje padėtis stabili, finansų rinkose yra pakankamai sveika situacija, streso, nerimo nėra daug. Vėlgi ruošiamės palūkanų mažinimui, taip? Centriniai bankai ruošiasi palūkanų mažinimui. Tai kaip ir situacija vyksta pakankamai gera linkme, kalbant iš centrinių bankų pusės, bet aišku, atsiminkim tai, kad pasaulyje, geopolitinė įtampa yra akivaizdžiai padidėjusi, pavadinkim vakarų pasaulį, tokiu platesniu apibrėžimu, vis tiek turim 2 karus rimtus, matot iš geopolitinių rizikų indekso, tie 2 šuoliukai, jie yra istoriškai pakankamai stiprus ir kas per tuos 2 mėnesius nuo praeitos apžvalgos pasikeitė, labai geras pavyzdys, kad kai vyksta karai, visuomet tikėkis, kad, pavadinkim, priešininkas ieškos silpnųjų vietų ir jis, bandys per tai daryti įtaką. Ir tas vyksta taip, išpuoliai Raudonojoje jūroje, yra tai buvo silpnoji vieta, apie tai, ką kalbėjom, kad gali būti ten jautresnė situacija, tas ir atsitiko. Žinot, laivai suka, ypač realiai visi konteinervežiai, vis daugiau ir tanklaivių, suka kelią aplink Afriką. Ką turim? Taip, konteinervežiai, fraktai, naujausi duomenys, oficialūs, Šanchajus, Rotterdamas jau praėjusią savaitę buvo 5000, jam dolerių už teusą, aišku, iki Klaipėdos yra dar daugiau. Ir tas šuolis, žinoma, kad neramina, bet tai gal nereiktų iš karto daryti, matant grafiką, koks yra šuoliukas, kad bus tas pats scenarijus, kas buvo 21-22 metais. Taip, nes tuomet dar buvo ir tai, kad krovinio buvo labai daug. Taip. Dabar krovinių skaičius yra sumažėjęs ir tos įtampos tokios nėra. Bet kur yra didesnė įtampa yra tai, kad vėlgi supraskim, kad artimųjų rytų regionas yra ne tik transportavimo mazgas, bet yra ir naftos gamtinių dujų gavybos vieta. Tai ten, dėl ko mes matom, kad ir naftos kaina jinai yra nepasikeitusi iš esmės per tuos 2 mėnesius, netgi šiek tiek sumažėjusi. Tai kol gavyba vyksta, kol pasiūla yra tvarkinga, tol viskas gerai. Bet, žinot, po 10 minučių gali būti pranešimų, kažkokie išpuoliai prieš Saudo Arabijos naftos gavybos telkinius ir kaina gali staigiai šoktelti viršų. Tai šitam reikia būti pasiruošus. Ir žinoma, prezidento rinkimai, taip, Bidenas greičiausiai prieš Trumpą. Nekalbėsiu, bet tiesiog, akivaizdu, kad tai dominuos ypač antrą pusmetį viešoje erdvėje ir tam, natūralu, ypač politikai turi ruoštis, aišku, ir ruošiasi. Apie energetiką, kadangi didelių pokyčių nebuvo per tuos 2 mėnesius, o jeigu pokyčiai buvo, jie buvo kainos sumažėjimo pokyčiai, ypač matome per gamtinių dujų kainą, nes vėlgi, jeigu šiandien pasižiūrėtume, kiek kainuoja gamtinių dujų TTF taške ateities sandoris šių metų pabaigai, tai yra 35 eurai už megavatvalandę. Šiai minutį artimiausio pristatymo žemiau negu 30. Tai jeigu dar praeitų metų lapkritį, šių metų pabaigai kaina buvo apie 50 eurų už megavatvalandę. Tai čia yra tokia labai stipri žinia ir elektros kainų rinkai, nes vėlgi ta koreliacija vis dar yra ir tai vis tiek yra tas ribinis formuojantis kainą veiksnys. Tai dėl ko, aš sakyčiau, tikrai galima drąsiau jaustis ir dėl šių metų vidutinės elektros kainos Lietuvos, Nord Poolo zonoje. Tai manau, kad labai daug, sakyti, tikrai yra prielaidų, kad ta vidutinė elektros kaina Lietuvos zonoje bus mažesnė negu praeitais metais. Ir mes
turbūt drąsiau galima kalbėti ir apie tą žemesnę negu 90, gal net 80 eurų už megavatvalandę vidutinę elektros kainą šiais metais. Taip, šių metų sausis brangesnis negu prieš metus sausis, bet vėlgi matot ir šiom dienom, kaip sakyt, įžengsim į sausio pabaigą, vasaris, kovas, labiau vėjoti mėnesiai, prisijungs hidro ir panašu, kad tikrai pavasarį tos kainos bus mažesnės negu yra dabar, jeigu nieko nesiks su gamtinėmis dujomis. Ir aišku, jungtimis su Švedija ir Suomija. Naftos kaina irgi nekeičiam prognozės, $85 vidutinė kaina šiais metais. Didesnė negu yra faktinė kaina dabar, nes dabar apie $78-79 už barelį. Vėlgi, nelabai skiriasi prognozė, bet galvojam, kad vėlgi ta įtampa ir OPEC sprendimai, jie sugebės tą vidurkį daugmaž išlaikyti praėjusių metų lygyje. Tai irgi galvojant apie degalų kainą šiais metais, galvojam, kad vidutinė kaina bus labai panaši, kas buvo praėjusiais metais. Aišku, kiek pasikeičia akcizas, o akcizas yra vėlgi nuo sausio 1 dienos dyzelinui jau padidėjęs. Infliacija, taip pat kaip minėjau, rodiklis, kuris pastaruosius 3 mėnesius, jisai džiugino finansų rinkas, aišku, ne tiek gruodį, labiau lapkritį ir spalį, bet jeigu pasižiūrėsite tiek JAV ir eurozonoje, tas švelniai raudonas vietas, tai yra mūsų grupės prognozė, kaip judės infliacija, matot, kad jinai judės į 2% ir ta vadinamoji bendroji arba headline infliacija, jinai turėtų pakristi žemiau 2%, ypač eurozonoje. Ir mes galvojam, kad jau vasarį metinė infliacija eurozonoje bendroji bus mažesnė negu 2%. Tai irgi, turbūt komunikaciškai susirinkus kovo mėnesį, labai norisi tikėti, kad esam teisūs ir kad jau ECB, kaip sakyt, galės sakyti, kad infliacija yra mažesnė negu 2%. Bendroji, bazinė, taip jinai taip greitai nekris. Ir ką tai reiškia palūkanų normų lūkesčiams ir prognozėmis? Manom, kad rinkos lūkesčiai dėl ECB palūkanų mažinimo, jie vis dar yra per daug agresyvūs. Agresyvūs turiu menį agresyvūs dėl mažinimo. Tai jeigu pažiūrėsim dabar, tarkim, ko tikisi, ką galima išskaityti iš ateities sandorių, tai kad metų pabaigoj ateities sandoriai rodo maždaug 2,6%, 3 mėnesių Euriboro palūkanų normas, kai dabar yra apie 3,9%. Aišku, matot, šiek tiek nuo sausio pradžios yra šoktelėję lūkesčiai, bet vis tiek manom, kad yra dar šiek tiek, nes vėliau parodysim, mes grupėje galvojam, kad metų pabaigoje 3 mėnesių Euriboras turėtų būti apie 3%. Kaip sakiau, faktinis Euriboras, jis per tuos 2 mėnesius yra pamažėjęs, ir čia vėlgi ar kalbėsim apie 3 ar 12, 6 ar 12 mėnesių Euriborą, aišku, labiausiai koreguojasi tas, kuris apima tolimiausią horizontą, nes jis jau įtraukia galimus ECB veiksmus per 12 mėnesių į priekį. Tai ką mes matėm, kad ir ką mes dar matysim, kad su tais faktiniais sumažėjimais greičiausiai tas 12 mėnesių Euriboras jisai bus žemesnis, iš esmės beveik visą laiką šiais metais. Ir vėlgi, ką mes matom, kai jau persiskaičiuoja palūkanų normas, taip, kai yra sutartis su 3 ir 6 mėnesių Euriborų, tai iš esmės jau nebeauga perskaičiavus palūkanas klientams galtinė palūkanų norma, taip, kai yra 12 mėnesių Euriboras, taip, dar prieš 12 mėnesių Euriboras buvo didesnis. Tai persiskaičiavus palūkanų normoms, galutinės jos vis dar padidėja. Bet vis tiek, kadangi populiariausias yra 6 mėnesių Euriboras, čia jau irgi, apie ką vėliau kalbėsiu apie Lietuvą, tai yra, kad mes tą šoką jau esam pergyvenę, palūkanų normų ir piko, ir išlaidų. Ir ko mes tikimės, apie tai jau irgi kalbėjo nemažai, esam ir viešoje erdvėje, tai yra tikimės iš JAV Fedo 6 palūkanų normų mažinimo šiais metais ir kad metų pabaigojos bus 4%, kai dabar yra 5,25, 5,5, tame intervale, o ECB, ta vadinamoji deposit facility rate, jeigu dabar yra 4%, tikimės 4 mažinimų ir metų pabaigoje tikimės 3% bazinės palūkanų normos.
Dar po metų, 25 metų pabaigoje tikimės 2 procentų bazinės palūkanų normos. Ir ką tai susiveda į Euriboro prognozes, kaip mato, tikimės, kad Euriboras metų pabaigoje apie 3 procentus, dar kitų metų apie 2,2 procentų. Dar gal trumpai apie, kas siejasi su finansų rinkom, tai matom, kad tikimybė yra palūkanų normų kritimo trumpalaikėse palūkanų normose, o ilgalaikėse, kai kalbam apie 10-mečius, kaip pavyzdys, ar Vokietijos, ar JAV obligacijų pajamingumus, tai čia manom, kad tas kritimo galimybė nėra labai didelė. Jeigu pavyzdys vokiečiai dabar yra 2,2 procento, ne 10-metis, tai matom, kad metų pabaigoje jisai tik šiek tiek sumažės. Tai tas potencialas kristi labiau yra toms trumpalaikiams palūkanų normoms. Ir vėlgi, čia turbūt labai akivaizdu, kadangi mes įskaičiuojam minkštąjį nusileidimą, tai galvojam, kad tų didinimų nebus daug. Tie, kurie galvoja, kad palūkanos bus greitai mažinamos, jie turėtų tą mintyse turėti hard landingą, taip, kad ir aš vėl pasikartosiu, kad istoriškai dažniau būdavo tas hard landingas, yra, kad palūkanų normos yra pakankamai staigiai sumažinamos. Ar tai bus šiais kitais metais, pamatysiu, bet pasikartosiu, mūsų scenarius lieka minkštasis nusileidimas ir dėl to tas palūkanų normų mažinimas, jis, kol kas jį laikom tokį pakankamai neagresyviu, taip? 4 mažinimai, metų pabaigoje 3 procentai ECB palūkanos. Judant prie Lietuvos, tai pažiūrėkime vėl, kaip mes atrodom ES kontekste. Ir sakyčiau, tikrai vėl, kaip sakyti, turėtumėm tai, kad pasigirti, bet pasakyti, kad praėjusiais metais, gerai, kaip sakyti, ir verslas pasistengė, taip, ir lyginant su kitomis šalimis, mes atrodom pakankamai neblogai. Kaip minėjau, dar gruodžio mėnesio oficialių duomenų nėra, tai lygintis nėra kaip, bet yra lapkričio mėnesio iš esmės duomenys jau visi oficialūs. Matom, pagal apdirbamąją gamybą metinis pokytis Lietuvoje buvo mažas nuosmukis, tai -0,5 procento. Pažiūrėkite į Latviją, į Estiją, pokyčiai yra daug didesni. Neigiami didesni pokyčiai. Mažmeninė prekyba, Lietuvoje jau lapkritį buvo išeita į pliusą. Metinis pokytis buvo, toks švelniai teigiamas. Mūsų kaiminėse šalise buvo nuosmukis. Statybų sektorius, čia akivaizdu, vėliau irgi pakalbėsim, esam vieni pirmaujančių pagal statybos darbų metinį pokytį. Aišku, čia 3 ketvirtis, bet manau, kad 4 ketvirtį nieko tokio neatsitiko. Aišku, augimo tempas gerokai sulėtėjo, bet vis tiek turėtumėm būti pakankamai aukštai. Vienas iš dažnesnių diskusijų, kas vyksta, turbūt ir ekonomistų, ir verslo pasaulyje, pasilyginimas taip su Estija, nes rodikliai labai skiriasi ir jie skiriasi Estijos nenaudai, nes per 3 ketvirčius Estijos ekonomika smuko 3,5 procento, kai Lietuvos tik 0,4, Latvijos 0,6 procento. Tai tiesiog pasakysiu labai trumpai, kad pokyčiai didžiausi yra, kalbant apie investicijas ir eksportą. Nes jeigu žiūrėsim į namų ūkių vartojimo nuosmukį, taip jis Estijoje buvo didesnis šiek tiek, bet tie skirtumai nebuvo labai reikšmingi tarp Baltijos šalių. Taip, turbūt Estijoje tam tikrą neigiamą šleifą neša tai, kad praeitais metais jie labai daug kalbėjo ir faktiškai padarė ir mokesčių reformą. Taip, nuo šių metų ir PVM tarifas padidintas 2 procentiniais punktais, nuo kitų metų didėja ir GPM-as, ir pelno mokestis, transporto mokestis atsiranda. Taip, tai turbūt irgi pamoka mums yra, kad tai gyventojų lūkesčius tokie dalykai sumažina. Taip, jie turbūt yra reikalingi, vėlgi Estija labai turi aišku tikslą, kam tie pinigai bus skirti, bet tai kartu padaro įtaką namų ūkio elgsenai. Bet kaip minėjau, vėlgi yra kiti veiksniai, tai yra būtent investicijos, Lietuva, Latvija mes augom, prekių eksportas Estijos krito gerokai smarkiau. Kodėl? Pasikartojant, mūsų eksporto ir geografija yra labiau diversifikuota ir eksportuojamų prekių irgi yra, ta paletė labiau diversifikuota. Ir vėlgi, kita pamoka turbūt mums, kad
ką matom, kad Estijoje IT sektorius yra, minus 10% bendra pridėtinė vertė smukus. Bet ankstesniais metais, tai tas sektorius labai stipriai augo ir nešė ekonomikos. Pat yra pamoka, kad tie sektoriai, kurie labai stipriai auga, vis tiek ateina laikas, kai jie turi sustoti arba kažkiek pasikoreguoti. Tai turbūt ir mums pasižiūrėti, kurie sektoriai labai stipriai augo ir kurie gali taip pat po augimo atnešti mums ir tą neigiamą įtaką ekonomikai. Lietuvos prognozės nekeičiam, tikimės, kad praėjusiais metais ekonomika smuko 0,2%. Kaip minėjau, sužinosim faktą kitos savaitės antradienį. Galvojam, kad tas pokytis ketvirtinis buvo apie 0,1, tai iš esmės ta stagnacija, sąstingis liko. Metinis pokytis buvo šiek tiek teigiamas ir turėtumėm baigti apie minus 0,2%. Tai šita prognozė turbūt nekeičiama nuo praeitų metų maždaug gegužės. Ir nekeičiam ir šių metų prognozės 1,5% BVP augimo. Kodėl nekeičiam, nes matėt, kad ir kaip minėjau, per tos mėnesius nieko labai reikšmingo neatsitiko ir nesam labai pakeitę mūsų pagrindinio eksporto partnerių prognozių, tai išlaikom tą pačią rinką ir su pagrindinė prielaida. Taip, eksportas stabilizuojasi toks, nes labai arti nulio, bet namų ūkių vartojimas jisai atsigauna. Taip, nes infliacija jau praeitų metų pabaigoje buvo mažesnė negu namų ūkių vartojimas, negu namų ūkių pajamos ir tai vis tiek turėtų atnešti tam tikrą įtaką realiam namų ūkių vartojimui. Darbo rinką pakalbėsim, šiek tiek suprastėja padėtis ir turim tikrai nemažą impulsą iš fiskalinės politikos, tai yra iš valdžios sprendimo dėl šių metų biudžeto. Nes pasakysiu, tikrai kas labai stebina ir kur vėlgi gali būti tų surprizų, tai yra koks buvo praeitų metų valdžios sektoriaus deficitas, nes yra kol kas už 3 ketvirčius duomenis, jeigu neklystu, tai rodo taip minus 1,1% BVP deficitą, bet turbūt jisai deficitas praeitų metų ketvirtą ketvirtį buvo mažesnis negu prieš metus, tai galvojam, kad praeitų metų arba mes kažko nežinom, arba tikrai gali būti tas praeitų metų šalies biudžeto deficitas kažkur arti minus 0,6% BVP. Vėlgi pamatysim, čia turbūt valdžia tą iškomunikuos, aišku, tie rodikliai bus dar labai negreitai, turbūt kovo pabaigoje, balandžio pabaigoje, bet vėl gali būti, kad praeitais metais tas deficitas buvo nedidelis, šiais metais, kadangi planuojamas didelis, tai tas teigiamas impulsas tikrai yra nemažas, nes vėliau pakalbėsim ir valdžios sektoriaus darbuotojams algos didės sparčiau negu infliacija ir pensininkų vidutinė pensija didės sparčiau, tai darys įtaką. Pramonės nuosmukis jisai nebegilėjo, taip, čia turbūt galima tą pasakyti nuo praeitų metų vidurio, kai kalbu apie bendrą gamybą. Taip, skirtingose sektoriuose buvo skirtinga situacija, turbūt to stabilizavimuose nebuvo medienos gaminių sektoriui, stabilizavimasis buvo baldų gamybos sektoriui. Kažkiek chemijos produktų, plastikų gamybos rodikliai irgi pagerėjo praeitų metų pabaigoje. Jeigu žiūrėsim apskritai į tą dinamiką, ką rodo apklausos vadovų, kas mėnesį tiekamos, jos irgi yra, rodo, pavadinkim, minimaliai pagerėjusią situaciją nuo praeitų metų pradžios, tai yra, kad turimų užsakymų vertinimas yra šiek tiek pagerėjęs, turimų atsargų lygis yra sumažėjęs. Ir tai irgi yra tam tikras ženklas, vedantis į tai, kad šių metų pirmą ketvirtį pramonės rodikliai neturėtų būti su didelio minusų ženklu. Neturėtų būti. Kai kalbam apie kitą sektorių, paslaugų eksportą, taip, nes pramonė yra prekės, turim vis dar augantį paslaugų eksportą ir jis, kas labiausiai praeitais metais džiugino ir stebino, tai yra finansinių paslaugų eksportas. Jeigu pažiūrėsit į dešinį grafiką, per 3 ketvirčius iš esmės jau buvo beveik dvigubai viršytas finansinių paslaugų eksporto rodiklis už 22 metus per 3 ketvirčius. Čia vėlgi, čia yra paslaugų eksportas, priminsiu, kai paslaugų pirkėjas yra ne Lietuvoje. Taip, čia dažniausiai yra fintechai ar bendrovės, taip, kurios galbūt teikia paslaugas
savo motininėms įmonėms, vadinami shared service centrai, kurie yra ekonominės veiklos sektorius finansų sektoriuje. IT sektoriaus augimas sulėtėjo, bet vėlgi tai yra augimas. Čia neįdėjau grafiko, bet ką matom, kad trečią ketvirtį taip, transporto sektoriaus metinis pokytis, kalbant apie eksportą eurais, jis po ilgo laikotarpio buvo neigiamas pokytis, taip. Bet vėlgi buvo neigiamas, nes fraktai sumažėjo. Jeigu pažiūrėtumėm į tonkilometrės, to sumažėjimo nebuvo. Na, žiūrėsim, kas vyks artimiausiu metu, bet vėlgi, ką galima matyti iš tokių operatyvinių duomenų, kad praėjusių metų pabaiga, jinai buvo irgi taip stabilizavosi situacija transporto rinkoje, bent kalbant apie užsakymus ir fraktus. Nėra stipru, bet iš esmės po nuosmukio pirmą pusmetį metų viduryje situacija buvo tam tikras stabilizavimasis. Dar kita tendencija, kuri tikrai džiugina, yra tai, kad reeksportas traukiasi Vidurio Azijos ir Kaukazo šalis. Matot, mėnesinis grafikas iš esmės reeksporto, nes to eksporto tas šalis nėra daug lietuviškos kilmės, tai yra reeksportas, su mūsų, pavadinkim, tarpininkais, mokančiais dirbti su rytų rinkomis. Bet tai yra gerai, nes tokių tendencijų mes nematom kitose šalyse. Bet Lietuvoje iš esmės vis tiek ir su valdžios, su muitinės pagalba, tas reeksportas į tas šalis yra beveik grįžęs į situaciją, kuri buvo prieš karą. Tai čia tikrai toks yra darbas ir to pasekmė. Ir prekės vis aišku dar važiuoja, bet mes kalbam, kad kam iš pradžių buvo naudojama Kirgizija, Uzbekija, tai yra sankcionuotų prekių apėjimui, kad negali vežti į Rusiją, tai keliauja per aplinkui. Bet dabar irgi tikrai tas pastangos yra, kad nekeliautų per Kirgiziją ar Kazachstaną sankcionuotos prekės. Kas dabar daugiausia keliauja, tai aišku tos, kurios yra nesankcionuotos. Taip, ir čia turbūt labai įrankių daug neturi. Nežinau, ar tai būtų maistas, ar tai būtų žaislai, ar kitos prekės. Statybų sektorius, labai trumpai, čia labai skirtinga situacija. Inžinerinė statyba, matot, praeitų metų sausis lapkritis plus 30% augimas. Apie tai daug kalbėjom ir ankstesnėse apžvalgose, ir ES pinigai, ir energetikų investicijos ir karinių miestelių statybos, visą tai darė įtaką. Negyvenamoji statyba irgi iš esmės buvo augimas, minimalus, bet augimas. Tai viršijo lūkesčius, kai kalbam apie gyvenamąją statybą, taip jau buvo nuosmukis, bet vėlgi pakankamai nedidelis. Ko tikime šiais metais? Jau akivaizdu, kadangi pradėtų statyti būstų skaičius yra mažesnis negu prieš metus, tai šiais metais gyvenamosios statybos apimtis, jinai akivaizdu bus mažesnė. Ir čia, visi, kurie dirba su gyvenamąja statyba, ar jos vidaus apdaila, tų darbų akivaizdu yra mažiau ir iš čia ateis minusas į ekonomikos aktyvumą. Bet kas kažkiek džiugina, tai yra tai, kad pradėtų statyti negyvenamųjų pastatų plotas, jis yra tik minimaliai sumažėjęs lyginant su ankstesniais 2 metais. Tai dėl to negyvenamųjų pastatų statybos nuosmukis turėtų būti pakankamai nedidelis. Kalbant apie inžinerinius statinius, aišku, tai priklausys ir nuo orų, ir nuo nevėlavimo užsakymų iš valstybės, bet čia panašu, kad aišku, to augimo nebebus, nes kai turi plus 30%, tai tavo kelias yra turbūt arba pakristi, arba išlaikyti stabiliai, tai manau, kad bus kažkas pakankamai stabiliais. Tai bendroje sumoje statybų sektorius pliuso nebeneš, bet, galvojam, tai bus kažkur apie nulinę įtaką ekonomikos BVP-ui. Dar tokia truputis pastebėjimas ir kas galbūt su visa ES siejasi, yra tai, kad bet kurią šalį iš esmės paimsi, daugelis šalių, tai šiemet valstybės investicijos, jos bus nemažesnės negu buvo praeitais metais. Aišku, tai susiję su RRF pinigais, bet ir su pačių valdžios biudžeto pinigais.
čia gal labai sunkus grafikas, bet tiesiog tas raudona linija rodo, koks buvo praeitais metais, o bendras stulpelio aukštis rodo, koks bus šiais metais. Tai matot, kad Lietuvoje jis irgi yra prognozuojamas šiek tiek minimaliai aukštesnis, tai valdžios sektoriaus investicijų bus iš esmės panašiai, gal net ir šiek tiek daugiau. Tai yra gera žinutė. Pažiūrėkite, Latvija ir Estija taip pat šiais metais turėtų būti šiek tiek daugiau. Kalbant apie darbo rinką, darbo rinkoje situacija yra, taip, jinai yra stabili, bet su tokiu prastėjimo prieskoniu, taip, nes akivaizdu tos įkarščio nebeliko, to optimizmo, jis perėjo turbūt į neutralią situaciją. Dirbančiųjų skaičius, taip, jis dar yra šiek tiek didesnis negu prieš metus, daugiausia dėl didesnio dirbančių užsieniečių skaičiaus. Nedarbas yra šiek tiek padidėjęs, gruodį šiek tiek viršijo lūkesčius užimtumo tarnybos skelbiamas, registruoto nedarbo dydis 9,1%. Aišku, lyginant su 22 metų gruodžiu, tai yra plus 0,2 procentinio punkto, tai nėra daug, bet kiti rodikliai, ar tai būtų laisvų darbo vietų skaičius, ar įdarbintų asmenų skaičius, jie buvo pakankamai silpni. Taip, ir tai indikuoja, kad ta samda jinai yra gerokai pasyvesnė. Bet sakyti, kad yra didesni atleidimai, to tikrai negalima. Yra paprasčiausiai sodros duomenys mėnesiniai, vėlgi, jeigu žiūrėsite jūsų pusėje kairėje esantį, mėnesiniai atleidimai pagal sodros duomenys, jie yra stabilus lyginant su 22 metais. Tai pokyčiai yra labai panašus, tai kažkokių didesnių judėjimų nėra. Bet kaip minėjau, taip, nedarbas yra šiek tiek padidėjęs, taip, Lietuva plus 0,4% per metus. Daugiausia padidėjęs nedarbas yra šiaurės šalyse. Ko tikimės, vis tiek bus tų įmonių, kurios vis tiek optimizuosis, žiūrės, kur galima pataupyti, kur galima procesus, kaip sakyti, efektyvinti, ar visų tikrai darbo jėgos reikia ir to padidėjusio nedarbo šiek tiek bus. Bet kaip matot, jeigu šiais metais tikimės 6,8%, kai pernai buvo 6,6%. Nedidelis padidėjimas. Tikėkime, kad lūkesčiai pasiteisins. Kas ne tik, kad neramina, bet ką matom, yra, vėlgi skaičiuojam kas mėnesį, kiek dirba darbuotojų užsienio kapitalo paslaugų verslui centruose Lietuvoje. Ir praeiti metai buvo stabilizavimosi metai. Nes mes buvom įpratę, kad yra stabilus augimas. Buvo tam tikras stabilizavimasis 20 metais per COVID-ą, aišku, kai negalėjo atvykti užsieniečiai ir normalu, kad ta plėtra buvo sustojusi. Bet dabar irgi turim sustojimą. Ir tada klausimas yra, kaip mes didinsim tą kūrimą pridėtinę vertę ir kurie sektoriai perims tą rolę. Ir kur tas augimas bus. Ar vėl atsigaus IT sektorius, turėsim vienaragių, ar tai yra energetika, ar tai yra biotechnologijos, bet šitas sektorius, užsienio kapitalo paslaugų verslui centruose dirbančių skaičius, jisai yra stabilizavęs, jis irgi, aišku, susijęs ir su geopolitinė rizika ir turbūt su išaugusiais kaštais. Tai neturim nuosmukio, bet turim stabilizavimas. Tai šito irgi reikia ir tą įsivertinti, nes vėlgi tai daro įtaką ir turbūt ir MT rinkai, ir darbo rinkai. Kol kas dar neturim ketvirto ketvirčio statistikos departamento, tai yra valstybės duomenų agentūros duomenų apie ketvirto ketvirčio algas, bet nebejoju, jie bus labai panašus į tuos, kuriuos matėm trečią ketvirtį. Priminsiu, trečią ketvirtį metinis pokytis buvo plus 12% vidutinio darbo užmokesčio. Taip, visus metus greičiausiai baigiam taip 12,4% padidėjimas vidutinio darbo užmokesčio. O šiais metais nekeičiam savo prognozės, kad augs 8,5%. Galvojam, kad vis tiek privačiam sektoriuje galimybių didinti algas tiek nebus daug. Vėlgi prisiminkit, kad nominalus BVP šiais metais jisai auga kokiais 4%. Taip. Tai tas pyragas yra gerokai mažesnis. Tai taip, turim, kad MMA didėja 10%, turim, kad valstybės sektoriuje algos augo, taip sakyčiau, apie 10%, bet privačiam sektoriui augimas bus mažesnis. Bet kas yra gerai ekonomikai, yra tai, kad realioji darbo užmokesčio perkamoji galia, jinai yra auganti.
Taip, matot irgi, ir matot prognozę, kur paryškinta šiek tiek raudoniau, tik kad pokyčiai bus teigiami. Realusis darbo užmokesčio pokytis, priminsiu, tai yra nominalusis atėmus infliaciją. Ir vat, pavyzdžiui, jeigu 23 metų pradžioje buvo tikrai didžiulis nuosmukis, nes metinis pokytis algų buvo plus 10, infliacija 20, skirtumas minus 10. Dabar turim šiais metais taip, apie plus 5% turėsim. Visada parodo vartotojų pasitikėjimo rodiklių grafiką, kuris nekinta, tai yra mes toliau esam pakankamai, turbūt taip žiūrint į kaip galvoja žmonės, kokia bus dinamika jų finansinės padėties, jinai išlieka labai teigiama. Taip? Ir gruodžio mėnesio yra duomenys, apie 12% namų ūkių Lietuvoje galvoja, kad jų finansinė padėtis šiais metais blogės. Pažiūrėkit į Latvius, Estus, ypač Estus, nes situacija yra labai kitokia. Tai šitoj vietoj turbūt yra keli pastebėjimai. Augimo potencialas dinamikos yra minimalus, tai turbūt reikia labiau galvoti, ar jie gali suprastėti lūkesčiai ir kas tuos lūkesčius pablogintų. Ir vėlgi turbūt kas vyks su tarp Baltijos šalių, nes jeigu istoriškai pokyčiai būdavo panašus, tai dabar turim išsiskyrimą. Tai ar mūsų lūkesčiai suprastės, ar Latvių ir ypač Estų lūkesčiai pagerės. Taip? Tai va šitoj vietoj, aišku, turbūt būtų geriau tas variantas, kad mūsų išliktų lūkesčiai, kas juos sumažintų, aišku, tai yra blogos žinutės iš darbo rinkos ir kažkokios geopolitinės, taip, nepalankios žinios. Plus galbūt, ką turėjome Estijoje, vėlgi, jeigu bus daug kalbama apie karą, apie mokesčių pokyčius, tai irgi gali vartotojų pasitikėjimo rodiklius pamažinti. Bet šiaip, turbūt, jeigu žiūrint į tą pirmą ketvirtį, manau, kad tie rodikliai bus pakankamai panašus, nes tas fundamentas, darbo rinka vis tiek pakankamai stabili, pirmą ketvirtį liks, infliacija pakankamai žema, tai šitoje vietoje neturėtų būti labai prastų pokyčių. Gyventojų santaupos, jos per metus taip laikėsi labai stabiliai, augimas plus 5%, kas yra labai normalu. Čia vėlgi, kurie galvoja, kad kaip auga žmonių pinigai sąskaitose, bet vėlgi, supraskit, ekonomikai augant visada auga pinigų, auga lėšos sąskaitose, tik klausimas lėčiau ar greičiau ir kokia forma, terminuoti indėliai šalyje, užsienyje. Tai turėjom 5% padidėjimą praeitais metais, stabiliai, šiais metais turbūt irgi turėtumėm laukti kažko panašaus. Bet jeigu žiūrėsim į taupimo normą, tai yra kiek procentų nuo pajamų žmonės sutaupo, tai iš dešinio grafiko, matot, kad kai per pandemiją turėjom, kad pajamos augo sparčiau negu namų ūkių išlaidos, tada buvo 22 metai, kai, aišku, dėl infliacijos, namų ūkių išlaidos iš esmės stipriau šoktelėjo ir susilygino su pajamų augimo, tai ta taupimo norma beveik išnyko, bet ką mes turėjom nuo praeitų metų turbūt vidurio, net pradžios, vėl pajamų augimas buvo pakankamai stabilus, namų ūkių vartojimas jisai sumažėjo. Tai tas žmonės daugiau sutaupė. Bet, aišku, suprantam, kad kas pareikalavo daugiau tų santaupų ir kur tie pinigai dingo, tai aišku, gyventojų išlaidos už būsto paskolas, nes viena vertus taip yra tas šokas ekonomikai iš to, kad dominuoja kintamos palūkanų normos, jis yra greitesnis ir daro greitesnį įtaką ekonomikai. Bet kita vertus, ką mes turim dabar, turim besikeičiantį vaizdą, tai yra, kad jeigu pasiteisins lūkesčiai, kad centriniai bankai mažins palūkanų normas, o tiksliau ECB, ir ką mes matom, kad Euriboras jau yra sumažėjęs, lyginant su praeitų metų ketvirtu ketvirčiu, tai ir gyventojų išlaidos vis labiau persiskaičiuojant palūkanoms, jos pradės trauktis. Išlaidos būsto paskolų palūkanoms, nes vėlgi tai yra didžiausia išlaidų dalis, kalbant apie palūkaninės išlaidas. Tai tą didžiausią šoką mes jau esam patyrę ir vėlgi, sakyčiau, tai yra labiau teigiama žinutė, kalbant apie namų ūkių vartojimą, kad jeigu neatsitiks kažkokių neplanuotų veiksmų su palūkanų normomis iš ECB pusės, tas šokas jau yra įvykęs. Aišku, bendros išlaidos jos liks dar didelės, bet atsiminkim, kad didėja ir šiais metais bus gerokai didesnės ir gyventojų pajamos iš palūkanų, taip.
nes vėlgi praeitais metais padidėjo terminuoti indėliai ir jie vis dar laikosi ir iš čia pajamos bus gerokai didesnės. Tai skirtumas tarp išlaidų ir pajamų jisai bus ženkliai mažesnis šiais metais. Infliacija, minėjau, viršijo lūkesčius, gerąja prasme, ne, kad jinai buvo mažesnė negu laukėme praeitų metų pabaigoje. Tai priminsiu, gruodį metinė infliacija buvo 1,6% pagal SVKI. Vidutinė metinė, 12 mėnesių vidurkis metinės infliacijos buvo 8,7%. Labai panašiai tai, ko tikėjomės per praėjusius visus metus. Ir tai tikrai su kaupu pasiteisino mūsų prognozės. Bet klausimas, aišku, kas bus šiemet, taip? Tai čia ir turim mes, turbūt svarbiausia pakeitimą prognozėse nuo lapkričio mėnesio, turim, kad yra sumažinta vidutinės metinės infliacijos prognozė nuo 2,8 iki 2% Lietuvoje. Kodėl? Tai susiję su praeitų metų pabaiga ir sakau, ir tai, kad matosi ta vadinamoji dizinfliacija prekių rinkoje pakankamai stipriai. Taip, nuo šių metų sausio 1 dienos dalis kainų padidėjo dėl valstybės sprendimų ir tą įskaičiuojam, kad ta mėnesinė infliacija sausį tikrai buvo, nes vėlgi paprasčiausiai akcizai padidėjo, dauguma maitinimo įstaigų automatiškai padidino maitinimo įkainius dėl PVM padidėjimo nuo 9 iki 21%. Tai tas vyko, bet tai bendro vaizdo nepakeis ir manom, kad jeigu išliks prielaidos dėl energetikos kainų to, ko tikimės, yra įmanoma turėti 2% vidutinę metinę infliaciją šiais metais. Kur infliacija bus didžiausia, akivaizdu, paslaugų kainų infliacija bus didžiausia. Taip, jinai ir sulėtėjusi, tai jeigu pikas buvo ties beveik 15%, paslaugų kainų metinės infliacijos metų pabaigoje buvo šiek tiek mažiau negu 6%. Šiemet tikimės vidutinės paslaugų kainų infliacijos apie šiek tiek virš 5%. Taip, nes tiek darbo kaštai didėja ir normalu, kad su klientais paslaugų sektorija dirbantis verslas savo įkainius arba pakėlė, arba kelia ir kels. Aišku, kiek nukentėjęs klientai ir kiek klientai bus pajėgus tą sugerti, pažiūrėsim, bet normalu, kad tas yra daroma. Ir visiškai pabaigai, nekilnojamo turto rinka, labai trumpai. Tai turim jau galutinius iš registrų centro duomenis, kiek tų būsto sandorių buvo praėjusiais metais, o jų buvo gerokai mažiau negu ankstesniais metais ir mes esam grįžę pagal metinį sandorių skaičių į 2000 taip maždaug 13 metų lygį. Taip. Jeigu žiūrėsim į paskutinį ketvirtį, tai labiau kalbėti reiktų apie 2012 metų lygį. Taip. Tai akivaizdu, kad tai rodo, kad rinka pasyvi, joje veikiantis asmenys, aišku, nepatenkinti ir turi problemų. Pirminė rinka dar labiau nukentėjo. Jeigu žiūrėsim pirminėje rinkoje Vilniuje sandorius, tai per pastarosius 2 metus, jų buvo taip grubiai šiek tiek virš 2000 sandorių. Iš esmės yra preliminarūs susitarimai, ir vėlgi mes grįžtame į maždaug 12-13 metų lygį. Kai žiūrim pagal būstą, tai sakyčiau, nėra situacija vienoda skirtinguose regionuose ir skirtinguose segmentuose. Jeigu pažiūrėsit kairėje pusėje, tai yra registrų centro sandoriai, kada yra įforminamas būsto pirkimo pardavimo sandoris. Tai praeitų metų pabaigoje šiaip bendras skaičius, kalbant apie butus, jis net buvo didesnis lyginant su praeitais metais, su užpraeitais metais, su 22 metų. Ir čia vėlgi mes dar turim efektą, kuris ateina iš to, kad anksčiau pasirašytos preliminarios sutartys, jos vis dar virto registrų centro sandoriais. Taip, ir gražino tą statistiką. Čia galite klausti, kas yra tas mėlynas stulpelis, 330 butų, kai statybos pabaiga, kaip ir pastatytas anksčiau negu prieš 2 metus, bet rekonstrukcija įvykusi per 2 metus. Tai čia yra vėlgi Vilniuje buvo tų, pavadinkim, rekonstruojamų butų, kurie iš esmės nuo nulio pastatyti, bet užvadinti rekonstrukcijas, tai tuos reikia atsižvelgti. Tai iš esmės tų naujų butų buvo registruota netgi daugiau sandorių. Antrinėje rinkoje žalias stulpelis
žiūrėkit, tas pokytis jis nebuvo pakankamai didelis, ne? Taip, tai yra minus turbūt 1%. Tai antrinė rinka, jinai yra stabili, kalbant apie sostinę. Aišku, lyginant su 21 metais, tai yra nuosmukis, čia turbūt ir 20-30%, bet sakyti, kad rinka yra sustojus negyva ar kažką, negalime. Taip, antrinėje rinkoje tų sandorių buvo. Kur yra didesni pokyčiai, kai kalbam apie, jeigu taip registrų centre tai yra vienbučiai, paprašiau turbūt individualieji gyvenamieji namai. Žiūrėkit, 23 metų paskutinis ketvirtis, didžiausios 5 savivaldybės, apjungų žiedinės savivaldybės, nuosmukis čia akivaizdus. Taip, ir va čia vėlgi turbūt akivaizdu, kam labiausiai skauda, tai tie, kurie vysto nekilnojamo turto projektus gyvenamųjų namų, nebūtų. Ir tas nuosmukis yra visur. Ne? Tai ar tai būtų Kaunas, ar tai būtų Klaipėda, ar tai būtų Vilnius. Ir kaip sakyt, ir čia patrauklumas yra gerokai sumažėjęs. Ir tiems vystytojams mažiesiems jiems yra gerokai sudėtingiau. Tai ko tikiuosi iš šių metų, tai tikiuosi, jeigu grįžtant į aną skaidrę, manau, kad kalbant apie pirminę rinką, mes mažesnių skaičių šiemet neišvysim. Vis tiek 200 sandorių per mėnesį, tai yra istoriškai labai mažai. Ir turbūt turėsim kažką šiek tiek daugiau. Aišku, kalbant apie visus registruotus sandorius, bus turbūt kažkas labai panašaus. Tai pirminėje rinkoje turbūt daugiau sandorių, bendras registruotų bus panašu, gal net ir kažkiek mažiau. Ko aišku reikia turbūt, kad palūkanų normos, taip, jos sumažėtų faktiškai, nes vėlgi galima tiesiog pažiūrėti, kas vyksta kitur. Taip. Lenkijoje yra labai geras pavyzdys, kai nuo gegužės mėnesio valstybė jaunoms šeimoms, ten berods iki 45 metų, kai pirmo būsto pirkėjams, taip pavadinkim, užfiksavo jų vadinamą Euriborą ties 2%, iš karto atsigavo ir aktyvumas. Būsto kaina šoktelėjo ten berods 13-15% nuo praeitų metų gegužės. Ne? Tai kaip yra įrodymas, kad ko reikėjo žmonėms, reikėjo mažesnių palūkanų normų. Rinka sureagavo. Kažkas tas nevyksta Čekijoje, bet irgi ten yra, kaip sakyti, pirmi įspūdžiai, nes Čekai irgi praeitų metų pabaigoje sumažino palūkanų normas, kaip ir tikėtasi. Irgi panašus yra, nepanašus, bet kainos metų pabaigoje nebekrito. Taip, ir sandoriai irgi šiek tiek liktais panašu buvo daugiau. Tai irgi indikacija, kad kai prasideda palūkanų normų mažinimas, esant tokia ekonominiai situacijai, gali kažkiek ta rinka atsigauti. Tai turbūt atsakymas visiems, kuriems aišku, taip, visiems, kada ta rinka stipriau atsigaus, tai kada palūkanos sumažės. Aišku, ir vėlgi, kaip keisis ta geopolitinė situacija, nes turbūt su daugeliu kalbant, taip, visi tą pabrėžia, kad kur skubėti ir galbūt kainos ir sumažės, o geopolitinė situacija nesikeičia ir kuo daugiau kalbam apie karą, tai tuo noro pirkti būstą, jo žmonės turi mažiau. Kainos praėjusiais metais viršijo lūkesčius, taip. Nes jeigu prisiminsim prieš metus, kalbėjom, kad kainos gali kristi, negali, bet tikimės kainų kritimo iki 5%, tai bet kurį indeksą turbūt paimtumėm, pamatytumėm, kad kainos praeitais metais nekrito, jos minimaliai padidėjo per metus. Ar tai būtų butai, ar tai būtų antrinė rinka. Taip, pirminėje rinkoje šiek tiek neturbūt, o tikrai nuolaidų padaugėjo ir tų dovanų, tai jas įskaičiavus, galima sakyti, kad kainos kažkiek minimaliai ir sumažėjo, bet praeitais metais, ką indeks rodo, turėjom kažką labai arti nulio. Vėlgi, žiūrim į mėnesinius pokyčius, Oberhauso duomenys, irgi nerodo, kad tas mėnesinis nuosmukis būtų įsibėgėjęs. Jeigu pažiūrėsite rodo kainas, taip, gruodį net buvo toks šoktelėjimas į viršų, vidutinių skelbimų siūlomų kainų. Tai irgi, kas turbūt, žinot, kaip ta rinka išvažiuos į priekį yra labai įdomu, nes ar jeigu padidės pardavėjų lūkesčiai ir jie kainas užkels, tai tų sandorių gali nebūti, taip, nes irgi įperkamumas yra ne vien tik palūkanos, bet yra ir būsto kaina. Tai tam, kad sandoriai vyktų ir jų būtų daugiau, tai irgi kainos jos iš esmės neturėtų labai aukti
paskatinti pirkimus. Tai vat pažiūrėsim, kur nueisim, bet akivaizdu, kad vis tiek pirmas ketvirtis, antras ketvirtis, čia didesnių pokyčių nebus, manau, teigiamų ir mes, tas netgi metinis kainų pokytis, jisai toliau bus arti nulio, gal kažkiek ir palysim po nulių žemyn. Tai žiūrim, kaip bus su palūkanų normomis, nes tai, sakyčiau, pagrindinis veiksnys, kuris gali atgaivinti rinką. Ir viskas iš manęs, turbūt taip apibendrinant, prognozių pokyčiai minimalūs. Kitą savaitę sulauksim daug duomenų, kurie patvirtins ar buvom teisūs dėl praėjusių metų pabaigos. Ir sakau, ir šių metų laukiam turbūt taip sąstingio pagrindinėse eksporto rinkose metų pradžioje, bet Lietuvoje namų ūkių vartojimo rodikliai turėtų būti geresni negu prieš metus. Ačiū Jums ir Artūrai, ar turim klausimų? Ačiū Tadai už pristatymą, kaip visada buvo labai įdomu, o kadangi šiandien buvo tavo vienintelė prezentacija, tai visi klausimai ir tau. Ar galiu pradėti? Žinoma. Tai pirmas klausimas yra, koks normalus Euribor lygis ilgalaikėje perspektyvoje? Tavo manimu. Aš taip pasakysiu, turbūt jeigu aš taip modeliuočiau, aš vis tiek dėčiau, ko tikisi rinka. Jeigu pažiūrėsim, rinka tikisi apie 2% Euriboro ilgesnių laikotarpių. Antras dalykas, aišku, reikia žiūrėti, kokios yra neutralios palūkanų normos. Tai yra labiau ekonomistų terminas ir žargonas. Ir vis tiek jos yra skaičiuojamos, taip turbūt eurozonoje kažkas irgi arti 2%. Neutralios, tai yra, kurios nei kaitina, nei šaldo ekonomiką. Tai manau, taip modeliuojantis, kažkas yra arti 2%. Ačiū. Tavo prezentacija neapėmė valiutų kursų, bet gal kažką gali paprognozuoti dėl JAV dolerio ir Kinijos juanio kurso? Taip, neapėmė. Aš dėl juanio tikrai nekomentuosiu. Kolegos tikrai iš kapitalo rinkų galės turbūt po šio renginio pakomentuoti. Dėl JAV dolerio, taip žinau, mes irgi atnaujinam savo prognozę, bet išlaikom prognozę, kad euras šiais metais turėtų stiprėti ir metų pabaigai, jeigu aš gerai pamenu, yra mūsų prognozė 1,14 JAV dolerių už eurą. Tai vis tiek tai ir su sentimentais, ir su palūkanų normų skirtumu, manom, kad euras metų pabaigoje turėtų būti stipresnis negu yra dabar. Kitas klausimas apie dujas. Minėjai, kad dujos dabar žemiausiame taške TTF. Gal turi savo nuomonę, kodėl Ignitis neperka pigių dujų metams ar 2 į priekį? Nepakomentuosiu tikrai už Ignitį, bet, žinot, kalbant, klausimas ar verslui, nes jeigu kad verslui pirktų, tai turi užsihedžinti iš verslo pusės, turi ateiti, kad verslas hedžintųsi tą kainą, o kalbant apie buitinių gamtinių dujų vartotojus, vėlgi, tai yra reikalai derinami su vertu ir dabar aš, jeigu neklystu, pirmam pusmečiui buvo praeitų metų pabaigoje užsihedžinta apie 30%, 70% yra perkama spotiniai rinkoje. Dabar turbūt artėjant antram pusmečiui bus klausimas, ką daryti dėl antro pusmečio ir vėlgi čia diskusijos su vertu ir panašiai. Ačiū. Kalbėdamas apie prognozes, truputėlį palietė Švediją, bet ką manai apie kitas Nordik šalis? Norvegija, Suomija, Danija, kaip joms seksis šiais metais? Taip, ką aš dabar iš kolegų atsimenu, kurie vis tiek turim ir ekonomistą ir Danijoje, ir Norvegijoje, iš kalbų su jais pamenu, kad šių metų prognozė yra geresnė negu praeitų metų prognozė, nes dabar aš vėlgi neatsiminsiu tų skaičių, bet Danijos ekonomika irgi, jeigu neklystu, šiek tiek krito. Ir tas pats yra naratyvas, tuo pačiu irgi Danijoje yra, kad realus namų ūkių vartojimas turėtų šiek tiek atsigauti. Ir ekonomikos augimo, dabar nepamenu vėlgi tikslus skaičius, bet kažkur arti 1%, kai praėjusiais metais buvo tas nuosmukis arti 0%. Tai yra lūkesčių, kad šiek tiek turėtų būti geriau šiais metais. Dėkui. Keli klausimai dabar apie transportą. Vienas iš jų, pirmasis apie Raudonąją jūrą, kur tu užsiminei, kad vis mažiau laivų renkasi tą maršrutą. Koks tavo manymu būtų tas blogiausias scenarijus Lietuvos, Europos rinkai ir vietinėms įmonėms, jeigu tai įsigyvendins, kad reikės ilgesnius maršrutus rinktis?
Blogesnis scenarijus, vėlgi, turbūt mes apie jį per artimiausius 2 mėnesius mes daugmaž ir sužinosim. Taip, tai pamatysim, ar bus, kiek tie vėluojantis kroviniai, kiek jie padarys įtakos krovos kompanijoms, kaip jos susidoros su tais visais logistiniais iššūkiais, kai atplauks laivai ne pagal tai, kaip turėjo atplaukti, ir ar pramonės įmonės taip turėjo kažkokių kertinių prekių, kurių netvykimas gali stabdyti jų gamybą. Nes čia vėlgi yra viešoje erdvėje dėl tos pačios Teslos, dėl Volvo gamyklų trumpalaikio sustabdymo dėl vėluojančių gaminių. Tai pažiūrėsim turbūt, ar Lietuvai tas buvo aktualu, bet manau, kad didesnė tikimybė, kad tai išsispręs per tuos mėnesius. Taip, kad susidėlios tie srautai, nes tų prekių, kaip minėjau, jų nėra didžiulis antplūdis. Ir ko labai nesinorėtų, kad tie fraktai šautų arčiau to, kas buvo 21 metais. Manau, kad vis tiek turbūt visi masto, kad to nebus, aš tai sutinku, ir kad mes esam arčiau piko, nes vėlgi turbūt galima sakyti, kad fraktai didėjo labiau negu savikaina, tai turbūt turėtų pagerinti laivybos įmonių pelningumą šitie dalykai visi, ta rizikos premija išaugusi. Tai va, bet turbūt grandinės, kokią turės įtaką pramonė, apie tai mes, manau, artimiausiu metu ir sužinosim, nes vėlgi tie laivai jau apsisukę yra nuo gruodžio pabaigos, dabar turim sausio pabaigą, tai, kaip sakyti, apie tai ir iš žiniasklaidoje, ir iš klientų sužinosim. Susijęs klausimas. Klaipėdos uoste daug tuščių konteinerių. Kaip tu manai, kokios Klaipėdos uosto perspektyvos ir jo indėlis Lietuvos BVP? Aš tiesiog manau, kad tas didysis nuosmukis yra įvykęs, taip, nes vis tiek, kalbant apie tranzitinius krovinius ir žiūrint į mūsų pramonės būsimą importą ir eksportą per uostą, sakyti, kad čia yra kritimo potencialas, manau, kad jo nelabai yra. Tai šitoj vietoj tiesiog turbūt reikia susitaikyti, kad tokių krovos rezultatų nebebus. Ir augimo tempai jie bus nedideli artimiausiais metais. Ir tų naujų krovinių vis tiek jų nuolat atsiranda, ta pati energetika, vėjo jėgainių parkai jūroje ir panašus projektai, jie darys teigiamą įtaką. Bet, ten, kur buvom, nebesugrįšim pagal tonažą. Judėkim tuomet prie statybų sektoriaus. Tu rodai, kad statybų sektoriuje esame vieni pirmųjų, bet su tokiom šalim kaip, pavyzdžiui, Bulgarija, kurios nėra ekonomiškai labai pažangios. Kaip tu manai, ar tai ką nors signalizuoja? Aš labiau, vis tiek, pats, čia yra dinamika, taip, yra metinis pokytis. Ir čia yra labiau su statyba ir investicijos yra toksai, vienais metais gali būti padidėjimas, kitais metais gali būti sumažėjimas. Ir čia susijęs to pačia Europos Sąjungos, kaip mes įsisavinam pinigus, kaip panaudojam pinigus, kokios yra, tarkim, poreikiai iš krašto apsaugos, iš energetikos. Tai aš lyginti su Bulgarija tikrai čia nei gerai, nei blogai nenorėčiau. Tiesiog svarbiausia, kad mes turėjom pakankamai didelį šuolį, kur, jisai, jeigu ne šitos investicijos, praeitų metų BVP nuosmukis jis galėjo būti ne minimaliai arti nulio, bet galėjo būti -1 ir -2. Taip, tai vėlgi turbūt tai turi ir tokią reputacinę reikšmę, kad investicijos jos leidžia mums šiek tiek pasigirti, ir netrodyti prastai prieš kitas šalis, kas vėlgi turbūt patinka ir politikams, ir verslui, ir kad nereikia aiškintis, kodėl tokį turim didelį kritimą. Tai čia valstybės irgi, čia, kaip sakyt, tai turbūt ir sutapo atsitiktinai, kad praeitais metais sukrito ir ta Via Baltica, ir energetikos investicijos, bet taip ir turi veikti, turbūt taip didelių scenarijų, ta fiskalinė politika, kai yra prasčiau, tai duodi daugiau pinigų, naudoji investicijos, viešasis sektorius ir taip skatina ekonomiką.
Na ir paskutinis klausimas tada. Pats minėjai, kad laukiame minkštojo nusileidimo, bet kas būtų, jeigu būtų vadinamas hard landingas, greitas palūkanų mažėjimas? Ką prognozuotum tokiu atveju? Matot, palūkanų normų mažėjimas jau būtų pasekmė, o priežastis yra hard landingas, kuris turbūt nusineštų ir tas kainas labiau žemyn. O hard landingas jis visiems eksportuojantiems sektoriams. Ne? Tai būtų akivaizdus rezultatai. Taip, mažėjantis užsakymai, kažką reikia daryti su darbuotojais ir kažkaip toliau efektyvintis. Tai ir tai pasimatytų labai stipriai, aišku, per eksportuojančių įmonių rezultatus, turbūt greičiausiai per pramonės gamybą ir per transporto sektorių. Tai pasiekmes būtų, aišku, liūdnesnis. Na, tikėkime, kad išsipildys savo prognozes apie soft landingą. Ir klausimai baigėsi. Ačiū Tadai už pristatymą dar kartelį ir už atsakymus. O šiandienos transliaciją baigiam. Kviečiu susitikti po ketvirčio. Kitas pristatymas planuojamas berods gegužės 2, bet sekite mūsų naujienas. Tai ačiū dar kartelį visiems prisijungusiems. Gražios dienos. Ačiū Jums, reikia.